Taip, draugai, mano ką tik buvo paskelbtas nuosprendis. Tiksliau, nuosprendis buvo pakeistas, kaip netikėta. Dalis buvo jo išteisinta, panaikinta, o dalis palikta. O dabar, draugai, mano čia advokatė atsakinės. Mes bėgim prisėdėm. Įvertinimas įvyks vėliau galutinai, nes teismas iš principo pripažino pirmosios instancijos teismo visas nustatytas faktinės aplinkybės, su kuriomis prokuratūra pilna apimtimi sutiko. Tai iš principo pilnai sutinkame ir su apeliacinės instancijos teismo nustatytų faktinių aplinkybių vertinimu. Na, o teisės klausimas, tai yra konkurencija, tai yra tarp baudžiamojo kodekso 220 straipsnio ir 182 straipsnio. Šis vertinimas bus atliktas vėliau, nes įstatymas suteikia teisę vertinti 3 mėnesius ir spręsti, paduoti kasacinį skundą ar ne. Ir jeigu būtų, manytumėm, kad padarytos teisės taikymo klaidos, tai taip ir padarytume. Jeigu ne, tai sutiktume su apeliacinės instancijos teismo nuomonė. Ką keistų kasacinis skundas yra jūsų atžvilgiu? Kol kas negalėčiau pasakyti, ką keistų ar nekeistų. Kaip matome, šiek tiek teismas pamažino bausmę, tai galbūt galėtų būti pakeitimas toje dalyje, bet tada tai yra vertinimas per ankstyvas ir tai yra tiesiog kas būtų, jeigu būtų. Ir nuosprendis įsiteisėjus turės būti vykdomas. Taip, taip. O kaip jūs vykdysite nuosprendį, kai Antano Kandroto jūs nepasiekėt savo trumpom rankutėm? Kiek planuoju užtruks laiko vertinti visą procesą, tai 5 mėnesius? Taip, įstatymas sutinka tokia teisė. O jūs gal prisimenat kitos tokio pobūdžio bylos, kaip buvo vertinamas būtent dėl sukčiavimo ir klaidingų deklaracijų pateikimo? Teismų praktika yra nusistovėjusi tokia, kad vertinamos konkrečios aplinkybės ir kiekvienoje situacijoje vertinama konkrečiai pagal nustatytus požymius. Todėl vis tik tie teisės klausimai nėra tokie lengvi, nes neatsitiktinai ir pagal baudžiamojo proceso nuostatas vis tik yra nustatytas pakankamai ilgas laiko terminas tam, kad būtų galima įsivertinti ir priimti vieną ar kitą sprendimą. Dar turime kaip viršų, kiek buvo skundų pateikti šioje byloje? 3 ir visi buvo pateikti nuteistųjų. Prokuratūros skundo neteikė. Tai visgi, o kas turės užtikrinti teismo sprendimo vykdymą? O teismo sprendimo vykdymą turėtų pagal baudžiamojo proceso kodekso nuostatas po to, kai jau įsiteisėja teismo nuosprendis, o šiuo atveju teismo nuosprendis įsiteisėjo, tai tada apeliacinės instancijos teismas perduoda bylą medžiagą pirmosios instancijos teismui, o pirmosios instancijos teismas per 3 dienas nuo to momento turėtų pateikti nuosprendį vykdymui ir pateikti policijai pagal gyvenamąją vietą. Tai praktiškai policija turės užtikrinti, kad Antanas Kandrotas atliktų bausmę ir taip toliau. Dėkui. Na ką, draugai mano, kaip matote, nežinau, ko ten teisėjas bijojo, ko jis tenai man nenorėjo leisti transliuoti gyvai, nieko ten baisaus nebuvo, pasigėdino truputėlį, dalį kaltinimo nuėmė, dalį kaltinimo paliko, vietoj 6 metų, kuriuos prokuratūra reikalavo, paliko 3,5 metų Antanui Kandrotui. Ir, taip sakant, kažko neįrodė, tenai
civilinio ieškinio, ten 100 tūkstančio, 101 tūkstančio ar kiek ten, žodžiu, beprotiškus ten tų sumų nebeišieškos iš Antano Kandroto ir iš jo kitų teisiamų kolegų. Palauk, tai man čia išsinežinti kažkaip reikia. Rasti išėjimą iš šitos velnio irštos. Va. Tai eikit, plaukit. Taip. Tai 15 kakučių plaukia iš paskos, TV trioškės. Plaukit Hadasevičiau ar Hadarkevičiau, kaip jis tenai. Taip, o vat belta, kurpės strebena. Taip, jie eina ten į viršų, o mes einame į kitą posėdį. Pas apygardos teismą, kaip miela lakstai iš vieno aukšto į kitą ir žiūri šitą bepročių cirką, bepročių tą tyčiojimąsi iš sveiko proto ir iš Lietuvos. Taip, dabar 13:54, šiandien 2 valandą turėtų prasidėti posėdis šitoje salėje. Kol kas nieko nėra, tai aš pabaigsiu trumpai kalbėdamas apie šitą visą reikalą. Taip, bet draugai mano, lauksime Antano Kandroto komentaro apie bylą. Aš manau, jisai pirmiausia turės gauti pilną tą apeliacinio teismo sprendimą, nes tenai, jūs negirdėjote, bet tenai makalavo tai toks straipsnis, tai anoks straipsnis, tai trečios straipsnis. Ten to straipsnio tokia dalis paliekama, ten to straipsnio tokia dalis panaikinama ir visa kita. Grubiai, bet jeigu tai bendrai paėmus, tai teismas sumažino Antanui Kandrotui bausmės dydį, nuėmė finansinius ten tos beprotiškus baudas, kaip sakiau, 100 tūkstantinės, paliko, įpareigojo apmokėti šitos valstybės advokatės gynėjos skiriamos išlaidas 700 eurų. Taip, Erika rašo, kad tikriausiai ne šitoje salėje vyksta tasai teismo posėdis, kuriame dabar bus Geros kaiminystės forumo byla. Tai man dar 5 minutės iki tos bylos pradžios aš galėsiu susirasti, gal netgi einu į apačią prie recepcijos, tenai pasiklausiu, kurioje salėje tiksliai vyksta, nes paprastai vykdavo 12 salėje. Taigi, o žinote, kas dabar, jūs draugai to nematote, nes neįmanoma per kamerą perduoti kvapų, o dabar aš stoviu laiptų aikštelėje tarp 1 ir 2 aukšto ir žinokite, viskas šiandien kvepia valgyklos kotletais ir bulvių košę. Tikrai, Dieve mano, pietų metas, jie čia kažkur turi savo larioką tokį, įsirengę skanus pietus, teisingai iškaba buvo prie durų skanus pietus, tai tarpe tarp teisingumo nepamiršta ir skrandžio reikalų. Dieve, aš pagal tą kvapą tai jau nueisiu į valgyklą, o ne į teismo posėdžio salę. Gerai, einame aiškintis pas sekretorę, kur čia, ne sekretorė, pas recepciją, kur čia Geros kaiminystės forumo byla. Atsiprašau, norėjau paklausti, kur Geros kaiminystės forumo bylos posėdis? Švenčioninė, Kazimieras Juraitis, Valerijus Ivanovas, jie ten 12 būdavo, bet 4. Čia įėjimas iš tos pusės. Dėkui labai. Taip, matote, iš kitos pusės perkelę einame mes. Paliekame šitą kvapnėją, skanėją buveinę, o tuo tarpu lietus, Dieve, taip, lietus Lietuvoj, lietus Lietuvoj. O štai čia prokurorė. Prokurorė bėga iš nusikaltimo vietos, teisingumo nevykdymo vietos bėga prokurorė. O aš ją palaikiau gynėją. Dieve, koks aš naivus esu. Bet tiesą sakant, jeigu čia tokia prokurorė, tai... Gerai, ieškome iš Vasario 16 pusės. Taip, kad, draugai, mano, kad žinotumėt, jog šitas apygardos teismas, jisai ne tik pro ten tą pagrindinį foje ir vestibiulį yra patekimas į sales, bet ir
bet ir yra tokie įėjimai į rūsį, salės rūsyje. Taip, taip, va, su grotomis ant langų vietoj gražaus vaizdo. Ir ten su piktais cerberiais, apsauginiais. Buvau šiandien. Linksma buvo. Taip, čia irgi Vilniaus apygardos teismas ir Vilniaus apeliacinis teismas. 2 įėjimai, 2 skirtingos vietos ir dabar mes ieškosime 4 salės. O, čia žinokite, va tokia kavos stotelė. Jeigu eisite pro šalį, visada galite staptelti kavos, kaip tu mėgsti. Taip. Aha. Va, 4, 5, 6 posėdžių salės, o 7, jeigu jums reikės, žiūrėkite, tai 1, 2, 3 į dešinę, 4, 5, 6 į kairę. O į rūsį yra kitos. Mums reikia į 4. 5, 6, 6, 5, 4. Labą dieną visiems. Taip. Labas, Kazimierai. Pamačiau tavo tavo įrašą, o čiagi Kandrotui buvo skelbiamas apeliacinis. Kaip Kandrotui dalinai sumažino, vieną ten kaltinimą nuėmė, kitą paliko, 3,5 metų, bet nereikės, realiai, taip, 3,5 metų subendrinta bausmė ten, nes ten buvo subendrinta su Kandrotui, Antanui Kandrotui. Taip, ir tik tai nuėmė tas civilinius ieškinius mokesčių inspekcijai, tai toliau ten kur 100 000, 48 000 ir taip toliau. Ten tas beprotiškas sumas. Bet, tai aš ir klausiu prokurorės, o kas užtikrins teismo nuosprendžio vykdymą? Sako, bus perduota policijai. Tiesiog pirmą instanciją policijai pagal gyvenamą vietą ir policija per 3 dienas tada vykdys. Pasižiūrėsim, per ką įvykdys. Tai jam ten paliko apgaulingą apskaitos tvarkymą, kažką tokio, kad mokesčių slėpimą, nesenai, kaip čia, iš kelių epizodų suliudyta. Jiems matyt nepaprasčiau. Jiems reikia parodyti, pademonstruoti. Aš manau, tenai jau nuo to, ką jisai pasakė, nelabai priklausęs sprendimas. Ten labiau suinteresuotumas ir aplinkybės kitos. Man atrodo, bet PVM grobstimą panaikino. Taip, ten buvo subendrinta su kita byla, tai dabar išskaičiavo šitą, dėl kurio buvo apeliacinis. Tai, sakau, ten toks galėtų tik tai advokatė pati pakomentuoti konkrečiau, kad būtų aišku, už ką konkrečiai, kaip ir kiek. Bet, pats Antanas, aš manau, jisai jau komentuos visą šitą reikalą. Ja. O čia dabar jūsų jau prasideda, ar ne? Jo, taip, kol neprasidėjo posėdis, tai mes šiandien pabūkime. Taip, o taip vyksta nuotoliniu būdu. Norėtųsi šiek tiek garsiau, nes jūs ten visi kaip beruką girdite. Kazimierai, pakalbėkite mikrofoną. Garsiau negalite. Bendį soldatą. Gerai. Vieną pjaužinau, kad kažką girdite, bet norėtųsi žodžius girdėti. Jau praeitą kartą buvo labai sudėtinga su tais karos mikrofonais. Man atrodo, tas prie tos statyklos, tas geresnis mikrofonas, tas man kaip atrodė. Tai galėsiu nueiti. Ai, palauk. Nes tada labai nepažiūrėjau. Alio. Geriau dabar. Erika. Ar dabar geriau? Žinok, jeigu garsiai
O jūs mane gerai girdite? Gerai. Alio, Gerai. sakiau, kad mane girdite. Kazimierai, dabar bus tavo baigiamoji kalba dar? Ar kas? Ne? Dabar yra teisimas liudininkų. Aha. Pagal anksčiau būtų tvarką perdavė prokurorui, bet aš tą nutrauksiu, neduosiu, kadangi brutaliai teisėjas atėmė iš mane žodį. Bandysiu grįžti į savo. Tai palaukit, advokatė, toliau advokatė pasitarti. Aš dabar turiu pareiškimą pradžiai dėl savo būsenos ir dėl savo dalyvavimo posėdėje. Aš galėsiu jį perskaityti, ar vėl nereikia? Tai tą, kur jūs atsiuntėte, ne? Ne, aš neatsiunčiu, aš turiu žodinį. Nu tai aišku, prašymus, kad ir turi teisę prašyti teismą. Bet praeitą kartą man neleido mano žodinio pasakyti, tai kaip man dabar elgtis? Tai jūs prašykite tą, ką jūs norit paprašyti. Aš už teisėją tikrai negaliu pasakyti, aš galiu tik sureaguoti į teisėjo Jūs pasiūlymą. galite pasakyti, kad aš jūsų ginamoji turi žodinį pranešimą. Taigi, kai jūs dalyvaujate teisme, jūs pati kaip teisiamoji. Tai aš tai galiu tai, kad praeitą kartą man išjungė mikrofoną. Tai jūs padarykite, jeigu kokia situacija išvyks, aš stebėsiu ir aš tada atkreipsiu teismo dėmesį. Mikrofoną praeitą kartą išjungė man teisėjas keletą kartų. Tai kai išjungė mikrofoną, aš suprantu, kad nieko negaliu pasakyti. Norėčiau, kad būtų mano pranešimas, kad mikrofonas nebūtų išjungtas, nes aš turiu pranešimą. Taip, svarbu visus matyti. Vilniaus apygardos teisme po pertraukos tęsim bylos nagrinėjimą. Kaltinimai pareikšti šioje byloje Erikai Švenčionienei, Kazimierui Raičiui ir Valeriui. Kaip informavo dienos sekretoriai, procesą yra atvykę visi asmenys, taip pat matau proceso žiūrovą. Aš jam tiesiog primenu, kad proceso negalima. Tai aš ir laukiu, kol pasakysite išsijungti ar ne. Išsijungti ar ne? Gerai. Tvarkoj, išsijungiame per pertrauką.